Nu, Barborytė, kaip jautiesi? Labai skanu, ačiū. Ar ir jūs tokie pat kaip ir aš nemėgstate daugybės puodų virtuvėje, nešvarių indų, nemėgstate stovėti prie viryklės ir atskirus ingredientus gaminti skirtingose induose? Sukūriau jums receptą, kuris sutaupys jūsų laiką, bus skanus, sveikatai palankus ir iš tikrųjų nustebins, kad makaronus galima gaminti taip greitai, skaniai ir sveikatai palankiai. Viską vienoje skardoje. Taip, makaronų nereikia virti atskirai. Viską dedame į skardą. Visus ingredientus šauname į orkaitę 180 laipsnių temperatūros, kepame apie 35-40 minučių, tiksliau verdame ir po virimo, kepimo, troškinimo ištraukiame makaronus, išmaišome ir tiesiog valgome. Mano vaikai alpsta nuo šio patiekalo. Ar patiko jums? Spausk like, dalinkis su draugais. Įrašyk komentare daugiau vienos skardos receptų. Nori iš tikrųjų gyventi sveikai, valgyti skaniai ir kad virtuvėje neužtruktum daugybės laiko, išmok visą tai iš manęs. Sveiko maisto gaminimo kursai, kurie sukurti būtent tuo principu, kad žmogus gautų esminius mitybos principus, išmoktų gaminti ir valgyti sveikai bei skaniai ir gaunate ne tik tai receptus, mitybos įgūdžius, bet ir idėjas, kaip galite laviruoti su vienais ir kitais ingredientais, kaip gaminti skaniai, sveikai ir greitai namuose. Tai įsigyk mano sveiko maisto gaminimo kursus, kuriem dabar yra labai gera kaina.